pradės Druskininkų vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis Racilukai, jo vadovė Lina Dudulienė. Labas vakaras visiems šiuose namuose, nes pirmą kartą, nors iš tikrųjų tai mūsų kolektyvo didžioji dalis jau dalyvauja ne vienerius metus, mūsų Racilukams jau 22 metai ir dainų mes mokomės iš tikrųjų išmokėmės iš savo druskininkų, pirmiausia, apylinkių dainininkių. Taigi pirma daina, kurią mes jums padovanosim, tai yra Lieciūnų, nepaprastų dainininkių, amžinatilsį Stasės ir Elžbietos, dviejų brolienių daina, Tu žuolė vienbalsė, tikra dzūkiška daina. Tu žuolė, seinė solė, šalia, nesolė, šalia kelio, nesiubuokė angelą. Vakuce šiaurus vėjas, valyjas skaudus kiek, laužys tavo tangias šakas, nupūs savo žalius lap. Ant žemelės, ant sierojos, ant vėjelės, ant žalios. Tu mergela, tu jaunoji, nesėdėk prie užskobnel, nesėdėk prie užskobnelių, nevymokė antrankę šaudydam. Visi raici šaudydami, cik tai vienas valdytoj, cik tai vienas valdytojas, žalios rūtos vystytoj. Kadangi vasaringas lietus trukdo mums visiems bendrauti lauke, bet mūsų tai programai daug labai tokių gamtos detalių ir ratelis irgi bus po mūsų kojelą ir žolalai žaliavo. Jinai tikrai žaliuoja, bet kažnaka, kad bus po kojelą. Po mūsų kojelą žolalai žaliavo, po mūsų kojelą žolalai žaliavo, mes žolalai mindziodami ieškosim sau draugo, mes žolalai mindziodami ieškosim sau draugo. Man patinka tas berželis, kuris suka į ratelį, man patinka tas berželis, kuris suka į ratelį. O tai patiko, pašokino ir palik. O tai patiko, pašokino ir palik. O mūsų kojelė žolalai žaliavo, o mūsų kojelė žolalai žaliavo, mes žolalai mindziodami ieškosim sau draugo, mes žolalai mindziodami ieškosim sau draugo. Man patinka tas mergelis, kuris suka į ratelį, man patinka tas mergelis, kuris suka į ratelį. O tai patiko, pašokino ir palik. O tai patiko, pašokino ir palik. Tiesiog viena šeima mūsų kolektyvo, 4 žmonės ir tarp ir muzikantas ir puikūs dainininkai tiesiog poilsiauja ir net ne Lietuvoje. Bet pabandykime visi kartu pašokti
pacinkasis bernelis, kuris su kailete. O tai, kaip atsiko, pašokino ir paliko. O tai, kaip atsiko, pašokino ir paliko. O mūsų koja lemžolė žaliavo. O mūsų koja lemžolė žaliavo. Mes žolelį mindziodami ieškosim sau draugo. Mes žolelį mindziodami ieškosim sau draugo. Man patinka tas bernelis, kuris su kailete. Man patinka tas bernelis, kuris su kailete. O tai, kaip atsiko, pašokino ir paliko. O tai, kaip atsiko, pašokino ir paliko. Dabar jau net nežinau, kiek jau metų, gal kiek dviejai, tai tikrai turbūt kaip su rinkimų dėlėse bendraujam ir draugaujam labai ir susibičiuliavom ir kaip matot, vieni kitų negalim ir per metus tikrai bent porą kartų pasimatom. Kažkada labai bičiuliavomės su Varėnos kolektyvais, dviem ten buvo toks pucinėlis ir aitsvarai ir Rūta Karvelytė, kuri iš tikrųjų labai myli folklorą, tai ji su savo ansambliečiais nepaprastai gražia Varėnos rajono Dainavos kaime užrašė vienos labai populiarios dainos dzūkišką versiją. O mes dabar kartu padainuosim ir aš labai kviečiu vis kartu padainuoti. Ant kalno klevenis stovėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, bernelis ant žirgelio sėdėjo, bernelis ant žirgelio sėdėjo, bernelis ant žirgelio sėdėjo, su jaunu mergužėlį kalbėjo, su jaunu mergužėlį kalbėjo. Oi, ko stovi mergelė, ko lauki, oi, lauki gegulės kukuojas, oi, muzikėlių Ukrainas, nei aš laukiu gegulės kukuojas, anei muzikėlių Ukrainas, anei muzikėlių Ukrainas, tik aš laukiu bernerio parjojas, rudelių vainikėlį parnešans, rudelių vainikėlį parnešans. Labai visada džiaugiuosi ir žaviuosi lietuvių išmonė, nes pažiūrėjus, ką jie darydavo, kaip dažnai mažai būdavo vakaruose. Manau, kad tokių šokių ir ratelių visokiausių pilna. Lietuvoje vienas iš jų populiarus, ne mūsų užrašytas čia Lietuvoje žinomas, yra Mikita. Mikita grikiuose, Mikitėlė užakėjo, Mikita grikiuose, Mikitėlė užakėjo, Mikita, Mikita, nuotašo man kita, Mikita, Mikita, nuotašo man kita. Mikita girnas kalė, Mikitėlė rikius man, Mikita girnas kalė, Mikitėlė rikius man, Mikita
mes dar visi kartu ilgai šoksime naktų šokiuose, kad nenusibostumėm. Irgi Varėnos krašto daina, karinė istorinė daina, Taužuolė. Irgi taip pat išmokta iš kito kolektyvo, jau minėtoje Varėnos. Užuolelio šakos limpo, Užuolelio šakos limpo, užuolelio šakos limpo, kaimus jaunus karalin. Užuolelio šakos limpo, kaimus jaunus karalin. Ir surinko, surikiavo, ir surinko, surikiavo, ir surinko, surikiavo, šautuvėliais apginklavo. Ir surinko, surikiavo, šautuvėliais apginklavo. Šautuvėliai kieto plieno, šautuvėliai kieto plieno, šautuvėliai kieto plieno, nušaus priešus ligi vien. Šautuvėliai kieto plieno, nušaus priešus ligi vien. Vagonėlin sėdėdami, vagonėlin sėdėdami, vagonėlin sėdėdami, pro langelį žiūrėdami. Vagonėlin sėdėdami, pro langelį žiūrėdami. Matys kalnai ir klonelės, matys kalnai ir klonelės, matys kalnai ir klonelės, tik nematys mašalą. Matys kalnai ir klonelės, tik nematys mašalą. Dėkojame Racilukams už gražią koncerto pradžią. Toliau vyks koncertas, kuriame dalyvaus Lenkų ansamblis Malva ir Eičiūnų Vieversa. Šie kolektyvai dalyvauja projekto stovykloje, kurios metu ir parengė šį koncertą. Tačiau tai ne vienintelė projekto veikla, todėl aš noriu trumpai papasakoti apie patį projektą. Viena iš svarbių projekto veiklų yra sveikos gyvensenos populiarinimas jaunimo tarpe. Jie kasdien darė mankštą, maudėsi verknėje, turėjo sporto, varžybų ir žaidimų. Tai jiems patikęs naktinis žaidimas šiaudeliai, baliontinklis, indėnų žygis ir kiti. 3 dienas už sporto užsiėmimus vedė Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentas, Baltijos gyvenimo meno fondo mokytojos ir jogos studijos vadovas Eligijus Volskis. Mes džiaugiamės tuo, ką išmokom. Viena iš projekto užduočių jaunimui – nufilmuoti interviu apie žalingus sveikatai veiksnius sukeliančius priklausomybės jaunimo tarpe ir kaip tos žinios pasikeitė projekto eigoje bei sukurti filmą. Už šią veiklą dėkojam Aistei ir Martinui. Šis filmas bus patalpintas Eičiūnų internetinėje televizijoje. Bus sukurtas filmas apie mankštą, kurią mes darėme rytais. Ir taip pat galima bus ją matyti internete.
ją galės daryti tada ne tik tai projekto dalyviai, bet ir kiti, kurie nori sveikai gyventi. Eičiūnų internetinė televizija žiūri ne tik Lietuvos, bet ir Anglijos, Airijos, Amerikos žiūrovai, todėl šis koncertas, ją filmuoja mūsų Eičiūnų internetinė televizija, bus matomas ir suteiks džiaugsmo ne tik mums, bet ir tautiečiams užsienyje. Kas vyko projekto metu, visko išvardyti neįmanoma, bet dalį teks surašyti projekto ataskaitoje. Čia būtinai pateks pažintinis sportinis ėjimas, o vėliau bėgimas Pažink Vilnių, kurio metu 5 dalyvių grupelės turėjo užduotį surasti žymiausius Vilniaus objektus ir ne tik. Jie šoko prie Gedimino pilies ir stengiasi įtraukti kitus turistus, susirado ir perskaitė Užupio Respublikos konstituciją, kuri jiems labai patiko, meldėsi Šventos Onos bažnytėlėje ir Aušros vartuose, fotografavosi prie paminklo Vincui Kudirkai ir sužinojo, kuo jis įžymus ir kita. Buvome Seime, susipažinome su Seimo darbu ir nusifotografavom su Lietuvos nepriklausomybės akto signataru Seimo nariu Kazimieru Uoka. Už veiklas Vilniuje buvo atsakinga 2080 metų kadencijos Lietuvos moksleivių parlamento narė Ieva. Esame dėkingi Zitai ir Jonui Žigam už prieglobstį jų gražioje sodyboje prie Verknės. Stakliškių vidurinės mokyklos administracijai ir valgyklos vedėjai Aušrai Orenieniai. Pivašiūnų, Stakliškių ir Butrimonių klebonams, kurie taip pat mums padėjo. Projektas 3 kaimo šalių jaunimas suvienijo muziką vyksta jau 4 metai. Dėkojame projekto partneriams iš Lenkijos, kurie labai atsakingai ruošiasi projekto įgyvendinimui. Tai Marijolai Jagėlo, Danutai Zdunė, Gražinai Ryšakui Situlams, Janui Paveržai. Projektą remia Kultūros rėmimo fondas ir Europos bendrijos programa Aktyvus jaunimas. Administruoja Alytaus rajono Daugų kultūros centras ir Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras. Dėkojame visiems, kurie padėjo jį įgyvendinti. Dėkojame visiems čia susirinkusiems žiūrovams, svečiams ir Butrimonių kultūros namų administracijai, kurie mus priėmė čia koncertuoti. Koncertą padėjo paruošti viešnios iš Kauno, tai Vita Braziulienė ir jos dukra Daugailė. O dabar pasirodys Lenkų ansamblis Malva, jie patys pristatys truputį save. Zespół Malwa, działający przy Stowarzyszeniu Wspierającym Rozwój Wsi. Reiškia, prieš jūs tuoj pasirodys ansamblis Malva, kuris veikia prie kaimo bendruomenės. Stowarzyszenie nasze działa w północno-wschodniej części Polski. Jų bendruomenė veikia ir gyvena šiaurės rytų Lenkijos dalyje. Dzisiaj nasz zespół przedstawi Państwu 2 tańce regionalne, chodzony i koszyczek. Šis ansamblis šiandien jums parodys 2 šokius. Vienas tai yra einamasis, o kitas krepšelis. Zaśpiewa 2 piosenki, Mój przyjacielu i Mazurski rejs. Są to piosenki związane z regionem, w którym mieszkamy, Warmią i Mazurami. Reiškia, jums sudainuos 2 dainas. Draugui
ir Mazūrijos reisas. Štai šitų dainų žodžiai yra iš to krašto, kuriame jie gyvena. Zagramy również 2 utwory na flażoletach. Ir bus sugroti 2 kūriniai, tokiu mums nežinomų instrumentų flažioletai. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania naszego zespołu. Mielai prašome žiūrėti ir klausyti ansamblio Malva. Zapraszamy. Super.
ten taniec, to jest taniec, zaczynało się wesele kiedyś tym tańcem. I my poprosimy zaraz gości i zrobimy takie małżeństwo polsko-litewskie pierwsze. A, to chcę drugie. Tak, my zaraz zaprosimy gości, tylko spróbujemy, żeby się nie bawić tak długo i do tańca stanie, bo ten taniec wspiera jakieś wesele. No, to my zrobimy takie wesele. Reiškia, tai dabar, kadangi šitas šokis eina masis, anksčiau būdavo vestuvių pats pirmas šokis, tai dabar labai prašys jūsų neįsigąsti, nepabėgti, jūs kvies šokti ir jūs turėkite truputėlį daug rumesnį šokį. Słuchajcie, Polacy oczywiście kierują parą, tak? Rozpoczynamy wesele polsko-litewskie. Tak, iškėlėte. Macie większe koło, bo jest was dużo. Marcin, powoli, powoli, powoli. Większe koło musicie robić. Chodźcie szybciej, szybciej, bo oni mają mniejsze koło. Aha. Za szybciej. Poczekaj. I teraz musisz trochę czekać. Bo jest was dużo. I rozejście do czwórek. Albo tunel. Tunel, Marcin, tunel. Tunel robicie. Czwórki? Dobrze, czwórki. Weselnik prowadzi. Tunel od razu. Ale jeden raz tylko tunel. I potem wejście, pomachanie, wprowadzenie gości na miejsca. Już. Jeszcze raz. Nie. Jednak koło zróbcie, odprowadzacie gości na miejsce, tak? Bardzo dobry ruch. A my do piosenki stoimy. Do końca już nie dojdę, szkoda zbierać szum. Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres. Gdy pójdziecie inną drogą,
tak zaczyna się ten czas wakacyjnych dni. Nie zabieraj z sobą nic, nawet słów, na cóż bagaż ten. Ruszaj z nami, skoro świt, ruszaj tam na mazurski rejs. Jak powracający fal, cieniem ty będziesz wracał wciąż. Wracał, żeby jeszcze raz wrócić z nią. Babie lato niesie wiatr, zamyślony las. Pajęczyną ciepłych dni, oprócz siebie nas. Miną dni, miesiące, dwa, zlecą jak we śnie. Pobiór z ognisk rozwiał wiatr, opustoszał brzeg. Nie zabieraj z sobą nic, nawet słów, na cóż bagaż ten. Ruszaj z nami, skoro świt, ruszaj tam na mazurski rejs. Jak powracający fal, cieniem ty będziesz wracał wciąż. Wracał, żeby jeszcze raz wrócić z nią. Szlakiem pustych, dzikich plaż płynie moja łódź. Tutaj każda letnia noc ma smak twoich ust. Pozostanie wspomnień garść i smak twoich łez. Znów za rok popłynąć chcę na mazurski rejs. Nie zabieraj z sobą nic, nawet słów, na cóż bagaż ten.
projekto dalyviai lietuviai. 4 dienas folkloras mums buvo kaip bendravimo būdas. Čia šitie tik 2 kūrinėliai bus iš senų laikų, jau mokytojas išmokinti, o visi kiti išmokti per 4 dienas. Folkloras, dainos, šokiai turbūt visada padėdavo žmogui gyventi. Ir labai noriu padėkoti šitiem vaikam ir svečiam, kurie dar dainuos už jų, kad jie suprato tą, pajutė kūrybą folklore. Turbūt yra svarbiausia, tai yra tas šaltinėlis, tas gyvybės vandenėlis, kuris turi tekėti, kad jis išliktų tas folkloras. Daug kur pažiūrėjome žaismingai, daug vaikų kūrybos, tai labai jų ačiū. Thank you.
koncerto dalį, tai mūsų draugus kviečiame, prašau. Beg
ej korzeli undeno, żeleli undeno, ej korzeli undeno, żeleli undeno, ej korzeli undeno, żeleli undeno, ej korzeli undeno, żeleli undeno. visi padainuosime. Ei, valiui, valiui, Lietuva, turbūt nesunku bus padainuoti. Ei, valiui, valiui, Lietuva. Tai visi kartu. Aš noriu vis tiek pasakyti, kad šiandien vyksta labai didelis dalykas. Čia dainos šokiai, ne, bet tai yra, žiūrėkit, skirtingų kultūrų. Kaip gražiai dera viskas ir koks gražus jaunimas. Nežinau, kartais pravažiuoju pro tos miestelius, atrodo, va, nebėra jaunimo, kas ten tose miesteliuose, gal kas nors ne taip, gal taip. Nu, va, pravažiuosiu pro Butrimonius visą laiką nuo šio laiko, žinosiu, kad čia yra tikrai puikios mokytojos, puikios, kurios esmę jaučia. Dėkoju jom labai. Ir paskutinė daina, tai visi kartu. Senhor,
Noriu pasidžiaugti, kad mūsų tarpe yra ir Seimo narys Antanas Nedzinskas rinktas mūsų apygardoje. Dar ne viskas. Dar vyks daug šokių, bus naktišokiai, tačiau prieš tai liko nepadaryti 2 darbai. Tai yra vienas. Mes turime padėkoti ir apdovanoti grupėms, 5 grupėms, kurios susipažino su Vilnium, aplankė nuo 8 iki 12 objektų, kas bėgte, kas pėsčiom, įvairiai, jie gaus prizus dabar. Grupių vadovus prašom. Gerai išversti. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu i wszystkim nauczycielom i muzyki, i tańców, i folkloru. I jeszcze teraz nie wszystko. Teraz będą nagrodzone uczestniki 5 grup, które latali po Wilno i szukali gościów. Kto pierwszy biegł stojaki. Taip, kviečiu dabar Akvilės grupę. Grupa Akvilė. Wszyscy grupa Akvilė. Justinos grupę. Aistės grupė. Arba Aitas. Danutės grupę. Mano teatras. Dabar visos grupės jau apdovanotos, tačiau projekto metu mes turėjome labai gražų renginį, kurio metu Lenkai pristatė savo šalį. Mes daug sužinom apie Lenkiją ir apie mūsų partnerius. Jie mums atvežė saldumynų, mes jiems taip pat norim įteikti saldumynų, nors apie Lietuvą jiems atskirai nepaskom, jie tiesiog ją matė viso projekto metu. Dziękujemy Grupa z Polski. Oni bardzo ciekawie i rozmaito przedstawili swoją stronę, Polska. I my cieszyli się, to było bardzo dobry wieczór. I my kosztowali cukierki i ciastka z polskiego kraju. Litewska grupa про swoją rodzinę niczego nie powiedziała. No cukierki i słodkasze jest. Dabar ačiū kol kas visiems ir tikriausiai muzikantai pradės toj grot ir prasidės naktišokiai. Dziękujemy wszystkim. No nie koniec jeszcze. Prosimy wszystkich do tańca. I jeszcze. Korzystając z okazji, że tutaj jest wiele osób, że dzisiaj odbył się koncert. Chcielibyśmy podziękować. Labai norime padėkoti už galimybę dalyvauti tokiame gražiame koncerte. Wszystkim członkom Stowarzyszenia Wielkie Stiltes, a szczególnie osobom, które podczas naszego pobytu się tutaj nami opiekowały, Audronie, Danusi i Dali. Pani Marijona labai dėkoja toms moterims iš Vilties tilto Audroniai, Anušauskienei, Daliai Jusieniai, kurios pakvietė jas pirmą kartą. Žodžiu, čia šitas bendradarbiavimas prasidėjo nuo Vilties tilto ir jau tęsiasi 4 metai. Štai prašome.
grupė mes labai dėkojame mūsų mokytojoms Vitai ir jos draugailiai. Tai iš Rumšiškių. Aš tai dar labai noriu padėkoti vis tiek jums, kaip jūsų vardas? Kadangi mes bendravom kartu, tai labai ačiū, labai malonu šypsena. Dziękuję bardzo. Labai malonu. O dar vienas neatliktas dalykas yra, kadangi mes esam praktikuojantis katalikai, mes visų pirma norim palinkėti Dievo palaimos ir viso ko geriausio, tai prašom ateiti visus vadovus į vidurį, visus. Ir muzikinės, ir lenkus, ir visus. Mama, jūs. Dievo viešpas laimina Masz ją wiekonowie, muszę... Oni będzie śpiewali, a my będziemy.